Nu tai gerų dienų. Nu, kų šiandien. Šiandien laukiam svečių. YouTuberis. YouTuberis vienas parašė, sako, važiuoju su dviračiu. Užsuksim. Nu, sakė, gal ir palapinį, kur bus pasistatyti, gal per nakvas, po kelionės. Nežinau, daug minans ten, daug kilometrų. Šiandien didelis vėjas, aš nežinau, kaip ant miną turėtų sunku būti. Užsuks tai vat. Laukiam, tai kų paruošma biški, ką gali reikėti po kelionės. Biški užkast, vandenę. Padarysim užkandžių kokių žmogui. A kas toks atvažiuoja, gal nesakysiu. Pamatys tą patys. Kas mums gali sieti su juo? Esam abu kaimiečiai ir mums davė po robotų va tokį. Tai va dabar pjauna aikštutį robatukas, čia galės kažkur palapinį žmogus pasistatyti. Tai va Ans irgi turi robatukų, tai va jam davė ar man davė. Nu tai va, galit savęs galus, kas čia toks atvažiuoja. Ja biški galingesnis robotas. Luba 3, čia Luba 2. Kaip sakant, iš Momotion. Aptarsma robatukus. Kaip visą laiką nuorodų vėl palieku apačioj. Da, kas norėsit pasižiūrėti, būtinai užsukit svetainėn oficialion Momotion. Ir įsirinksta, gal yra dabar, sakė, akcijas prasidėjo mažesniem robatukam, Juka modeliam, tai čia biški didesni šitie, tai yra ten 5 aram, 10 aram, atrodo. Nu, vien žodžiu, gali pasižiūrėti. Laukiam dėdės. Varam gal Paulina lik šaltinėlę. Atsiveš va vandens žmogui, gal reikės impilt 5 litrai. Tai elektrų va čia duos, man gal, sakau, kupaliokę gal nori per nakvot. Saka, gal palapinę, tai elektras duos man vis tiek pasikraut, gal powerbankas, telefonai. Tai va, takų mes davaram biški. Einu pasidarbuosiu biški, yra reikalų. Nuvaram vandens atvešmą. A filmuosim, kai važiuosim šaltinėlę? Galim filmuoti, jeigu nori. Jo. A bet pasiimsiu ranku. Jokio kažkokios. A galiu vežtis? Gali vežtis. Nu, lakim iki šaltinėlę, atsivešmą vandens, nes mes patys iš šaltinėlę gerim, nes pas mum iš vandenį tiekia koks vanduo. Laisma vandenėlė, tyra iš šaltinėlė. Nu, kų sakė, nebetoli svečias. Tai va, dar biški kubilų rinkiniai. Tai va, turėtų jau neužilgą ansukt kieman. Nu va, kaip minėjau, sulaukėm svečių. Va toks va žmogus, manau, pažįstat, ne? Sakas biški užkandžių, normaliai, pilno stalo. Na tai biški užkandžių palieku. Kiek jau ilgisi tiek. Tai važiuojam mes toliau su reikalais. Tai va, gerai, tada paliekam ir į ką. Biški dovanų. Na, Ovidą. Užsukit į kanalą. Pasižiūrėkit. Gal patiks. Tai va, biški paskalbėjom. Pasistatė palapinį. Palikau nakviniai, davėm elektras biškį, užvalgyt, parodėm gyvuliukus. Nu ir tiek, nu kur, ir žmogus tik ilsis rytoj sakė, da kelionė laukia tolima, kur ten Panevėžio pusėn. Nu tikrai ir kas veikia, tokius atstumus važiuoja. Šiandien sakė virš 100, kiek ten 100, gal 30 km liktais, jeigu nesumeluosiu. Nu kažkas tokia, tai va. Gerai, užsukit ją kanalą, palaikykit. Gerai, tai kuo, mes kipsma toliau darbuosi. Nu ir ką, baiginėjau antrų dalį aptvarą, visur aptvėriau, palei miškų aptvėriau, čia nutvėriau irgi, aptvėriau. Čia buvo perskirimas, dabar gauna šitaip. Tai va iki mišką. Tai šitų dabar aš atjungsiu dalį. Paliksiu dratą, bet atjungsiu. Nes gal ateičiai, jeigu reiks daryti, kaip sakant, gardų rotaciją, kad spėtų atžel žalė, bet šiemet tai čia dabar suleisiu bendran, kaip sakant, Hailandam laisvės bus daugiau. Nors ir taip čia jam laisvė, kur nori tu dar, krūmai, medžiai, pieva, viską čia gauna. Tai vadans mes čianai
Čia kur buvau išpjovis, tai buvo per vasarų labai daug atžėla iš tikrųjų. Reikia būtinai juos čia laisti, jeigu skaba. Ne šiaip tai gerai apskaba. Aš vietam dabar dar irgi trimeriu kai kur perėjau tuos didžiausius, tai va čia nebėra, dar ten varysiu su traktoriu biškiu, gal apsmulkinsiu. Tai dabar kuo šitų vat dalį atjungiam, šitą padarysiu praėjimų jiem ir čia tegu stovi. Nu ką, atlaisvinau kelių. Kaip sako, Hailandam laisvės niekada nebūna per daug. Nu va, dabar galės tiesiai va čionai vat. Dar koks tiksliai nepatskys, nu, plius minus hektaras dasidrė čia jiem. Tenai gyvena jie šitos krūmas. Nu, einam paieškosim, kur tas Hailandės lindi. Nes da jas nenutuokia, kad čionai bus tuo jam erdvės naujas. Popietė miega. Miega, ta ne? Aš žinojot, kad jums yra nauja ganykla atverta. Na, juodė, taip čia. Ant dabar čia jie atsisikūrė. Čia buvo pamiškėje ateina. Einam, bus įdomu, jaučiu. Ateikit. Ateikit. Ateikit, gina. Ateikit, gino, nelabai nori eit. Nes nežinot, kas jūsų laukia, laisvės gausit. Nes iš čia jums gerai, ne? Duonas neturi, turėčiau duonas, tai gal. Gal tada nusiviliočiau parodyti dabar, tai nežinau, pačias atras paskui. A ne? Einam ant tų pusį. Nu tai nėra duonas, tai ir neateina. Bet manau, tuo atras patys. Pačias, ne patys. Turėtų eiti pasvaikščiot ir pamatys, kad čia nebėra tvaros. Gerai, dabar reikia įjungti elektrą, nes nauja vieta, kad žinotų ribas. Šiaip nelenda prie tos piemenė jie. Būna, va, dabar čia kiek dirbau, išjungi visada, tai žina jau ribas. Viskas tvarkoj. Nu va, baigė įsivalyti jie čia tos krūmynam takus, nes buvo nu užaugi taip, kad negali įžengti čia, dabar jau va, įlenda. O ne koko. Nu, aptvėriau va pamiškį. Čia irgi jiem bus daug pavėsę. Čia ir taip pavėsis dažniausiai būna, tai labai gerai, nes kai karšta, tai jie tik ir žiūri, kur pavėsis. Tai čia pusę ganyklas pavėsi gauna. O žiemų tai koks skirtumas, šaltį mėgsta. Va, čia jiem tokia nebloga užuovėje ateit pilna čia tokių vietų jiem. Kadangi jie tokie ekstensyvūs, nereiklus. Šiaip tai labai paprasta, va kol kas, kiek mes čia turim, 2 mėnesius juos. Tai viskas paprasta, nežinau, atvažiuoju, tiesiog vandens įpilt. Padarysiu dar vėliau, kai normaliai didelės vandens girdyklas, tai iš viso nieko nereikia daryti. Susižiūrėti, ar tik tai vat, ar tvora viskas gerai, ar jiem patiems viskas gerai, bet kad jie, nu, niekas, nežinau, kol kas tai labai paprasta. Žolės pilna, žolė ėda, ten abalių buvom atvežę, nežinau, vieną pabandė valgyti, bet ir tai kitas nevalga. Tai va, duonas pripratinam, tai duonas atvažiuoja, duodi tokį kaip desertą. Tai avižų biški kartais, bet ir tai, nežinau, jom čia kaip pilna tos augalų žalias masės visur, tai jie pilna visur tos žalias masės, tai užtenka pilnai jiem iš ganyklos viską. Tai vat ir paaugiai jau jaučias, tai nežinau. Nu, visi taip sako augina, nes pirkam irgi sakėt. Paleidai ir viskas. Ir gyvena jie savo gamtoj. Tai sutuminti
Ir jie buvo pirkti, kad jie galėtų laisvai savo čia gamtoj gyventi. Su minimalia mūsų priežiūra, kad su minimaliu tuo žmogaus įsikišimu, nes, nu, kai karviai, tai karviai reikia jau viską daugiau. Ir melžt reikia. Tai vat, kol kas taip viskas, tai nežinau, kaip čia toliau maisis. Nauji vartai, vat. Nu, ku toliau. Varam talin, va tenai irgi kirsim biokūrų rudenį. Tvarkysimės, tada dursim aptvarų į tą pusę ten, iki to mišką tada. Čia vat irgi reikėtų, nu tai čia jie pravalys tos takus, paskui išvaikšta. Ties ten yra jau laukelis irgi viens, ten susijungs. Nu, čia kokie bendrai gal 3-4 hektarai vėl prisijungtų. Ir paskui ant pusę vėl varys. Nu, va, taip ir jie čia gyvens tie gailandūzai. Žiūrėsim, kaip bus, aišku, pavasarį, nežinau, kaip bus pavasarį dėl, nes čia yra durpynas, šitą vietą šlapynė, ar labai neištrips. Bet aišku, jeigu labai trips, tai per mėsą ant pusę, tai ten aptversi biškį, kad nevaikščiai. Bet dar per mažai jų yra, ten jeigu 5, tai čia ant tokią plotą, tai jie čia nespėja ištrypti nieką. Tai va, tokie vat gyvūnai, kaip sakant, augantis gamtoj su minimaliu priežiūriu. Nu va, dabar aišku, gal čia daugiau jie laiką ar prie kelią praleis, nes irgi yra krūmų ateit pavėsis. Į ten pavėsis, tai būna atvažiuoji ir va ten kampi krūmas, tai reikia nuveiti arba pasikvieti, kai suduonu. O dabar va bus na kelią galima juos susitikti, čia paduoduonas. Visą kitą. Ir pabiškį ant tų pusį čia naigi buvo, vat, šabakštynai, tai vat, aišku, ir dabar atauga, bet nieka, tuoj susitvarkys. Jau ant tų pusį, kaip įsivaizdavau, kaip bus, tai jau panašėja čia viskas. Toliau sekantis darbai laukia. Akmuovą reiks įsiimt. Jo, užsakiau frontalinį krautuvų, pagaliau MTZ. Tai su montavimu 200 eurų uždėjimas, tai galvoju, atveš, uždės visko padarys ir nereiks pačiam nieką daryti. Užmes frontalinį, įsirinksime tada akmenis čia visas tuos pievai, kur kliūna smulkintuvai. Daugmaž susižymėjau, pagal įkaliau visur. Tikriausiai surasiu visus. Kokį 20 yra didelių, jeigu nedaugiau. Ir va taip pabiški ant priekį, nežinau, net gal ant priekį judam. Nu ką, suvyrintas mulčeris, varam pabandysim, gal nesulūš. Važiuojam pasmulkinsime aplink sodybų, biškį žalės ten yra. Reikia būt geriem, reikia sutvarkyti, nusmulkinti pievą. Ne pievą, nu, aplink sodybą, ten daug žalės, tai sutvarkysim, kaip sakant. Važiuojam. Nu, kuo turim tokį sadibėlį čia, va, reikia apšienaut gražiai, pakelę sutvarkyti. Kiek įmanoma, va, čia reikia nupjaut, čia nupjaut. Bus gražiau. Nu, kuo, atvažiavam, jungiam mulčerį. Palauk, įsiplatint reikia. Čiūpt gerai. Kažin, akmenų nėra pakraščiuos. Kas tai žina? Varam.
čia, na, irgi biški, jeigu pasieksma, tai nupjausma kažkiek. Nadelį, kad būtų gražiau. Nu, papravažiuokim ir patelį, kad ir ne mūsų, bet iki pat galo, negi sunku. Nenuverskim tik malkinėlę, svarbu. Nu va, šiaip gerai, kai po medžiais palendas smulkintuvas, tai va, gražiai gali nupjauti viską. Gerai, čia naidamušiu, važiuojam kitur. Nu ir va, tvarkinga riba, akmenų nėra, visiems gerai, ir anai pusėj. Susismulkinam, dabar važiuojam ten pasižiūrėti, bet čia pjovė griovį, tai viskas tvarkoja, sutvarkyta. Čia aš bent biškį pakraštį, bet varam ratukų apsuksmą ir žiūrėsime. Nu, turbūt iki čia užteks, nes toliau tai nebepavažiuos man. Iki manau, padarėm arčiau. Nu va, galimai tiek, to smulkinimą apvažiavom visku. Aplink statybų ten jau aš nelysim po medžiais, bet tai va, susitvarkė visur dabar gražiau atrodo.
kaip sakant, pakraščiai lauką. Ir kučia galimai bus kviečiai. Ką nežinau iš tikrųjų. Bet įspėju, kad bus kviečiai čia net. Bandysim sėti beriminį alkų tiesiogiai. Kleidonas ėjamoji, draugas pasės. Tai čia jau taip jau gavas, kad pusę lauką biškį suskutė. Nu tai bus pusę lauką sėsis biškį sustant ir kita dalis sėsis tiesiogiai rapsą ražieną. Nu tai biškį matysis gal skirtumas, kur tiesiogiai ir kur biškį sustant. Tai va važiuoju dabar durpynų ten nusileisiu apačion, biškį nusmulkinsiu, nes susidaigins gal geriau visas ten pabiras tam pačiam durpynį. Nedaug ten va kampelis, va ten va nusileidęs. Tai su mulčeriu pravažinėsiu biškį. Greičiau visas žolę sudikt gal. Tokia mintis. Gal ir nereik to daryti, nežinau, nu, bet vat yra tokių visokių stagarų labai aukštų. Nu, manau, blogiau nebus, sakė, šiaip nekiša. Kleidonas niekur. Bet, nu ką, žinau, bus gerai gal. Gerai šitą lauką tiek, durpynų nusismulkinam. Turėtų būti gerai dabar. Nu, atvariam link Zailandų da. Žiūrim, ar čia buvo atėję, jau jie atrado kažin šitų naujų atsarų. Gal dar nebuvo. Kas įgina, važiuojam pažiūrėsime, kur jie yra dabar. Kaip jos įvedė čia? Ką? Kaip jos įvedė čia? Čia va tvorų jau atjungiau ir dabar jo galės čia ateit. Šitą va atjungiau. Nu, ku jūs? Nu, buvot nauja aptvarė? Ar neradot kūriniai? Kukaramėlė, garbanė, baikščiausia garbanė. Tai. Ledus tau atims.
Čia kūtai gal 5 metus nekaliau, jeigu nedaugiau. Viską ant medvarščių dabar. Iš senų lentų. Kaip jau bus, tai bus. Ate, tiek tam kartui.